Iš tiesų tai klausimas yra labai svarbus, bet itin platus. Bendrai tai taisyklinga augintinio mityba yra tada, kai gyvūnas gauna pakankamai baltymų, angliavandenių, riebalų, vitaminų ir mineralų. Ir kada visa tai yra tinkamai suderinta, tai kaip ir pas žmonės, taip ir pas gyvūnus, organizmas tada turi tinkamą energijos kiekį. Tai kaip reikėtų žinoti, ar tas pašaras, kuriuo šeriam savo augintinį, tinkamai subalansuotas ar ne? Mes visada sakome, kad šeriant augintinį reikėtų vadovautis tokiu principu. 80% mitybos turėtų sudaryti sausas pašaras, iki 12% konservai, iki 5% skanėstai ir iki 3% papildai. Bet tiesiog vadovautis tokia formulė būtų labai paprasta, iš tikrųjų to neužtenka ir labai yra svarbu žinoti ir visada išsiaiškinti, kas sudaro jūsų augintinio pašarą. Ko reikėtų ieškoti ant pašaro pakuočių, į ką reikėtų atkreipti dėmesio, kur yra daugiau baltymų, mineralų? Tai kaip jau teisingai pastebėjote, renkantis augintinio pašarą, visų pirma reikia skaityti, kas yra jo sudėtyje, kam jis skirtas, ar tai yra pašaras jauniems šuniukams, ar seniorams, ar suaugusiems šunims. Reikėtų aišku žiūrėti, kad jame dominuotų mėsa arba žuvis. Tai tokie ingredientai visada turėtų būti pirmų numerių sudėtyje. Ir labai gerai, jeigu jūsų pašaras turėtų taip vadinamojo super maisto, čija sėklų, kokosų aliejaus, gojų uogų ir įvairių kitų super maistų. Toliau yra konservai. Daugelis žmonių iš tikrųjų galvoja, kad tai toks kaip mums žmonėms tiesiog greitas maistas, kur nėra sveika, bet skanu. Gyvūnų pasaulyje taip tikrai nėra. Konservai yra ir gali būti maistingi, bet tik tada, kai pirmoje sudėties vietoje matome aišku baltymų šaltinį. Ir jeigu renkamės tik tokius konservus, kurių sudėtyje bent 50–70% sudaro mėsa arba žuvis. Na ir paskutinė mitybos formulės ar mitybos piramidės dalis, tai yra papildai, kurių gali prireikti vyresniam šuniui ar galbūt augančiam jaunam šuniukui. Jų gali reikti ir vaikingoms kalytėms ar sportiniams šunims, o taip pat ir įprastiems šunims, kurie yra apsinuodiję arba sveiksta po ligos. Vadovaujantis šiais patarimais ne tik rūpinsitės tinkamą augintinio mitybą, bet ir užtikrinsite gerą jos savijautą ir puikią sveikatą.